Sakyčiau kitaip po vakarykščio pilietybės įstatymo priėmimo Seime. Ta diskusija ir jos baigtis taip pat teiktų nemažai impulsų naujiems pamąstymams, kas mes tauta esame šitame pasaulyje, ar uždarai lokaliai tebenorinti čia būti, ar vis dėlto turime taikstytis su atviro pasaulio realybė ir į ją reaguoti savo teisės dokumentuose, netgi reglamentuodami pilietybės klausimą. Pilietybės kaip asmens ryšio su savo valstybė, su savo etninė žeme dalyką. Taigi mes matyti esam viena vertus jau pavargę nuo kalbų apie globalizacijos iššūkius ir grėsmes. Tos kalbos turbūt išūžė mums ausis ir mes nebetikim globalizacijos pavojais ir grėsmėmis mūsų tautai. Tačiau visi aiškiai tiksliai pripažįsta, globalizacija yra bene visų tautos procesų bendriausias kontekstas, tas lemiantis veiksnys. Ekspertai vienareikšmiškai sutarė, kad Europos ekonominė ir socialinė raida vis akivaizdžiau ne tik lems, bet jau lemia kapitalo produktų, darbo rinkos globalizacija, technologinė pažanga ir demografiniai pokyčiai. Mažos tautos visuomenei šios aplinkybės viena vertus atveria daug vystymosi galimybių, kita vertus akistata su globalizacija yra ir naujos grėsmės. Tai yra, mes įsitraukdami į globalius pačios kaitos procesus galime turėti daug naudos. Jos, ko gero, ir turime. Ją patiriame savo kasdieniniam gyvenime. Bet sykiu išlieka ir pavojus likti globalizacijos procesų šalikeliai, ypač pavojus prarasti tapatybę. Globalizacijos sąlygomis visos valstybės siekia didinti savo pajėgumus. Arba kaip įprasta, ekonomizuojant kalbėti, siekia būti konkurencingos. Ir ekonomistai aiškiai sako, tokių valstybių gerovės paslaptis labai paprasta. Yra inovatyvumas, kūrybiškumas, gebėjimas gaminti aukštą pridėtinę vertę turinčius produktus, paslaugas. Taigi būti kūrybos valstybė, o ne pasyvaus vartojimo. Toks mums tenkantis iššūkis. Europos Sąjungos institucijos savo dokumentuose yra nekart pabrėžusios, kad jaunimui siekiančiam sėkmės globalizuotoje ekonomikoje ir visuomenėje reikės įvairesnių gebėjimų nei bet kada iki šiolei, kartais net neaišku kokių gebėjimų. Daugelį prireiks, kaip pripažįsta tos institucijos, išsamių užsienio kalbų, kitų kultūrų žinių, verslumo įgūdžių, dar kai kas tą sąrašą pratęsia. Žinoma, kartu pripažįstama, kad bendrųjų namų stiprybė yra vienintelė įvairovė. Įvairovė kultūrų, papročių, kalbų, religijų. Tik įvairovė kuria bendrų namų įspūdį. Tačiau tos įvairovės kūrimo saugojimas dėja yra mūsų pačių rūpesčio reikalas, nes jokia europinė institucija tuo nepasirūpins ir nelabai išties rankos. Šiandien pasigirsta, vertinant mūsų raidos perspektyvą, ir kiek kitokių vertinimų, jau nebetelpančių ekonomizuotose kategorijose.
Štai mūsų mokslininkai vertindami valstybės ilgalaikės raidos strategijos atnaujinimo poreikį prieš metus pastebėjo, kad harmoningai valstybės raidai vis reikšmingesnės vertybės, vertybių sistemos, piliečių veiklos motyvacija ir darni materialaus, socialinio ir dvasinio kapitalo plėtra. Ko gero, pirmą kartą ekspertai prabyla tokio pobūdžio studijoje apie dvasinį kapitalą. Tai yra etinės, tautinės, dorovinės vertybės kaip prioritetą. Tokias išvadas neabejotinai reikalauja peržiūrėti ir pervertinti įvairias vystymo strategijas tokios dermės aspektu ir siekiant neabejotinai plėtros integralumų. Priminsiu, 2003 metais Sąjūdžio 15 metų jubiliejaus proga konferencijoje Šviesios atminties daktarė Meilė Lukšienė kalbėjo apie naujus uždavinius. Cituoju, tuo metu mes jau buvom prieigoje visų formalių integracijų. Tačiau kitaip po vakarykščio pilietybės įstatymo priėmimo Seime. Ta diskusija ir jos baigtis taip pat teiktų nemažai impulsų naujiems pamąstymams, kas mes tauta esame šitame pasaulyje, ar uždarai lokaliai tebenorinti čia būti, ar vis dėlto turime taikstytis su atviro pasaulio realybė ir į ją reaguoti savo teisės dokumentuose, netgi reglamentuodami pilietybės klausimą. Pilietybės kaip asmens ryšio su savo valstybė, su savo etninė žeme dalyką. Taigi mes matyti esam viena vertus jau pavargę nuo kalbų apie globalizacijos iššūkius ir grėsmes. Tos kalbos turbūt išūžė mums ausis ir mes nebetikim globalizacijos pavojais ir grėsmėmis mūsų tautai. Tačiau visi aiškiai tiksliai pripažįsta, kad globalizacija yra bene visų tautos procesų bendriausias kontekstas, tas lemiantis veiksnys. Ekspertai vienareikšmiškai sutarė, kad Europos ekonominė ir socialinė raida vis akivaizdžiau ne tik lems, bet jau lemia kapitalo produktų, darbo rinkos globalizacija, technologinė pažanga ir demografiniai pokyčiai. Mažos tautos visuomeniai šios aplinkybės viena vertus atveria daug vystymosi galimybių, kita vertus akistata su globalizacija yra ir naujos grėsmės. Tai yra, mes įsitraukdami į globalius pačios kaitos procesus galime turėti daug naudos. Jos, ko gero, ir turime, ją patiriame savo kasdieniniam gyvenime. Bet sykiu išlieka ir pavojus likti globalizacijos procesų šalikeliai, ypač pavojus prarasti tapatybę. Globalizacijos sąlygomis visos valstybės siekia didinti savo pajėgumus. Arba, kaip įprasta, ekonomizuojant kalbėti, siekia būti konkurencingos. Ir ekonomistai aiškiai sako, tokių valstybių gerovės paslaptis labai paprasta. Yra inovatyvumas, kūrybiškumas, gebėjimas gaminti aukštą pridėtinę vertę turinčius produktus, paslaugas. Taigi būti kūrybos valstybė, o ne pasyvaus vartojimo. Toks mums tenkantis iššūkis. ES institucijos
savo dokumentuose yra nekart pabrėžusios, kad jaunimui siekiančiam sėkmės globalizuotoje ekonomikoje ir visuomenėje reikės įvairesnių gebėjimų nei bet kada iki šiolei, kartais net neaišku kokių gebėjimų. Daugeliui prireiks, kaip pripažįsta tos institucijos, išsamių užsienio kalbų, kitų kultūrų žinių, verslumo įgūdžių, dar kai kas tą sąrašą pratęsia. Žinoma, kartu pripažįstama, kad bendrųjų namų stiprybė yra vienybė įvairovė. Įvairovė kultūrų, papročių, kalbų, religijų. Tik įvairovė kuria bendrų namų įspūdį. Tačiau tos įvairovės kūrimas, saugojimas dėja yra mūsų pačių rūpesčio reikalas, nes jokia europinė institucija tuo nepasirūpins ir nelabai išties rankos. Šiandien pasigirsta, vertinant mūsų raidos perspektyvą, ir kiek kitokių vertinimų, jau nebetelpančių ekonomizuotose kategorijose. Štai mūsų mokslininkai, vertindami valstybės ilgalaikės raidos strategijos atnaujinimo poreikį, prieš metus pastebėjo, kad harmoningai valstybės raidai vis reikšmingesnės vertybės, vertybių sistemos, piliečių veiklos motyvacija ir darni materialaus, socialinio ir dvasinio kapitalo plėtra. Ko gero, pirmą kartą ekspertai prabyla tokio pobūdžio studijoje apie dvasinį kapitalą. Tai yra etinės, tautinės, dorodinės vertybės, kaip prioritetą. Tokias išvadas neabejotinai reikalauja peržiūrėti ir pervertinti įvairias vystymo strategijas tokios dermės aspektu ir siekiant neabejotinai plėtros integralumo. Priminsiu, 2003 metais Sąjūdžio 15 metų jubiliejaus proga konferencijoje Šviesios atminties daktarė Meilė Lukšienė kalbėjo apie naujus uždavinius. Cituoju, tuo metu mes jau buvom prieigoje visų formalių integracijų. Taigi jos citata. Kitos mažos ES tautos jau dabar mums patarė. Jeigu norite išlaikyti valstybę ir tautą, turi išaugti ir žmogus. Investicija į žmogų būtinas dalykas. Investuotinos ne tik žinios, technologijos, bet ypač žmogiškosios vertybės, geriamas bendras kultūrinis lygis. Jei nenorim likti paskui labai, turim išaugti lygiaverčiai partneriai, turim savigarba, tikros išminties didelę dozę. Europos bruožai neperku parduoti. Tai idėjų srautas, ieškojimas, kaip būti žmogumi. Tai viena. Antra, daktarė plėtodama pedagogikos ir kultūros, švietimo ir kultūros santykių temą išmintingai apibendrinusi, kad kultūros proceso pagrindą sudaro tradicijos, branduolio išlaikymas ir kartu nuolatinė kaita, praradimai ir pasipildymai. Beveik kiekviena karta kažką praranda iš tradicijos, bet prisideda, ją papildo. Švietimo sistemos uždavinys ieškoti būdų tinkamai sureguliuoti augančioje kartoje kultūrinio pastovumo ir kaitos procesą. Jaunoji karta yra būtent tas pagrindinis veiksnys, kuris subrendęs sugebės ar nesugebės išlaikyti kaip paveldą kitai kartai tautos kultūros branduolį ir kartu jį modeliuoti pagal besikeičiančio laiko poreikius. Taigi, globalizacija kaip grėsmė skatina ne tik tautų mobilizaciją, saugojant, puoselėjant savo savitumą ir